trečiadienio darbo pabaiga ir darbo pabaigai mums atvarė iš anksto užregistruotą Škodą su salonų valymu bei tekstilės impregnavimu. Noriu Jums parodyti, kaip tai atrodo ir pakomentuokit, prašau, kiek iš tikrųjų gali kainuoti tokio salono valymas. Automobiliui bus atlikta išorės detalus plovimas, detalus salono valymas, impregnavimas, tą pačią paslaugą įeina variklio skyriaus plovimas. Pažiūrėkim, kaip atrodo variklio skyrius. Taip atrodo mūsų variklio skyrius. Iš esmės variklio skyrius nekom nesiskiria nuo salono. Bagažinė tai ne pats baisiausias dalykas, nors ten jau matom, kad yra pakankamai didelė dėmė. Štai tokios galinės sėdynės. Čia mes turim reikalų, bet ir tai ne pats baisiausias dalykas. Kreipkim dėmesį į priekinės sėdynės. Škoda nėra tokia sena, bet nuvemta pakankamai nemažai, ypatingai vairuotojo sėdynė. Chebra, turim, ką turim, nėra čia ką bėdavotis, žiūrėsim rezultatą. Sakykit, prašau, kiek šaibų galėtų kainuoti tokio salono valymas su impregnavimu?